Sveiki sugrįžę į mano YouTube kanalą ir sveiki tie, kas esate pirmą sykį, malonu Jūs matyti. Kviečiu tapti mano kanalo nariais ir taip mane paremti, bei kanalo nariai gauna iškart daugiau video. Tad tikrai bus privilegijos ir Jūsų komentarai visad bus pastebėti. O šiandien aš turiu Jums paruošusi dar vieną Humanos haulą. Tai eisime kartu matuotis drabužėlių, bet to iškart pasakau, kas dar nežinote, aš turiu Vintedą susikūrusi, tad ten vis papildau drabužėlių, daiktų, tad tikrai apsilankykite, jeigu norite kažką įsigyti. Ir jo, tai nieko nelaukiame ir pradedam tą matavimąsi, mėginimą, nes tikrai įdomu, šį kartą atrodo pasiėmė daug drabužėlių, kur nežinau, ar jie man tiks palaidyti ir visą kitą, nes šiek tiek dabar ir mano svoris svyruoja, tad aš tiksliai nežinau, kas man kaip tinka, nes kažkaip šiaip aš labai dažnai atitaikau gerai dydžių savo, bet dabar, kai esu tarp tokio svorio ribos ir dydžių ribos, tai šiek tiek nežinau, kas tiks, kas ne, tai kartu ir pasižiūrėsime, kas tiks. Tai pirmam maikutį yra šitokia tiesiog golfiukas, toks baby pink, ne baby pink. Kodėl mano smegenis taip susigličino, baby blue, ne baby pink. Gal dėl to susigličino, kad aš esu labai dideliam strese dabar, nes iš tikrųjų norėjau jums papasakoti jau pačioj pradžioj, bet užsidėjau šitą rūbą ir tada prisiminiau, kad gal reikia papasakoti, kol dar nenusiėmiau savo timpo, nes manęs vos nepartrenkė automobilis. Šiandien. Ir aš pasitraukiau šoną ir ten šone buvo tokie, kad žinote, Šiaulių turgų, žinote, ten tokie būna kaip, ne kaip turėklai, bet tokie kaip, nežinau net kaip vadinti, tiesiog tokios skardinės uždengtos ir aš jas atitrenkiau išvengiant mašinos, kuris sukosi iš aikštelės ir man liko tiek vietos prasilenkti. Ir jeigu aš nebūčiau visa susigrūdusi į tas, kaip sakant, skardinės, aš būčiau pertrenkta mašinos arba bent jau būtų man koja pervažiavę. Ir aš atsitrenkiau į tas, kaip sakant, skardinės atitvaras ir suplėšė man timpas ir, kaip matote, gerai čia prasidriskiau, jau čia dezinfekavau, įsidėjau kremo be Panten Plus ir reikės vis dezinfekuotis, nes nežinia, ko ten galėjo būti ant to, bet esmė, kad aš neįsidėmėjau nei numerį nieko, o ta mašina greitai nuvažiavo, nei sustojo paklausti, ar man viskas gerai. Nei kiti aplinkui žmonės buvę, kai matė, kai aš atsitrenkiau ten, niekas nieko nepaklausė, esmė, kad žiauriai nemaloni šiandien situacija buvo ir esu tokiam lengvam šoke, taip truputėlį verkt noriu, jeigu tiesą sakant, nes žiauriai sutrumbavo, nes va tiek va ir būtų man koja pervažiavę ir nežinau, atrodo galėtume eiti, prašyti, gal ten kameros yra, man atrodo, kad yra ir eiti aiškintis, bet aš net nežinau, ar verta, bet esmė, kad žiauriai nepatogi situacija ir naujos timpos išeino suvarytos. Tai jo, toks Humanos haula su story time, bet žodžio, žiauriai nemaloni šita situacija buvo man. Ir atrodo taip visą dieną iš šono nunešė, bet nieko, gal pasimatuosiu rūbelius, gal atsiras nuotaika labiau, bet esmė, kad žiauriai skauda dabar ta koja, tai jo. Jeigu vėl kažką tokios nesąmonę pasakysiu, kaip užsidėjusi blue mėlyną maikę ir pasakysiu baby pink, tai supraskit, kad pas mane smegenis tiesiog šiandien yra dabar išmakaluotas po šitos beveik avarijos. Tai kągi, toliau turime tokį megztinį su tokiom kaip gėlytėm ir jisai toks trumpesnio kirpimo ir žiauriai storas, tai čia pagalvojau vasarai. Žiemai bus labai gerai, kaip matote, mano smegenis vis dar neveikia po traumatiško įvykio ir tuomet turiu timpas, šiek tiek žemiau jūs paleisiu, turiu timpas tokias su ant šonų tokiom detalėm, tiesiog paprastos juodos timpas. Kaip šį kartą man čia tas telefonas stovi, va, palaukit, va, geriau dabar, nors beveik panašiai, bet esmė, kad jo, tiesiog paprastos juodas timpas, bus pasikeitimai į tas, kurias suplėšė. Jo, aš negaliu dar patikėti, kad manęs vos nepervažiavo mašiną šiandien.
Gerai, toliau turime tokią rožinę maikutę, kuri man atrodo, kad šiek tiek man per didelė per krūtinės sritį. Aišku, čia galima susiveršti, bet tiesiog atrodo, kad per daug vietos, tai gal įdėsiu į Vintedą parduoti. Ir turiu tokius, kaip sakant, tokias kelnes džinsus, jėtus, kaip smegenys nedirba. Tokius džinsiukus ir tiesiog paprasto tokio lygaus kirpimo, bet galvoju, kaip vasarai gal visai gražios kelnytės, bet maikutė tai nesu įstikinus, atrodo, sakau, kad per didelė man. Tai jau ką, Vintedą rasit. Gerai, šitos kelnės visiškai mano tema, ta prasme, ant kiek cute, spalva kelnių ir visa kita. Žiauriai cute, o maikutė man per maža per krūtinę, tai turbūt irgi Vintedą įdėsiu, nes sunku net kvėpuoti, tai jo, kaip sakau, su dydžiais dabar nebetitaikau. Bet šiaip labai patenkinta kelniam, dabar pilvas įsipūtęs, truputėlį nekaip atrodo, bet šiaip very patinka kelnės. Toliau turime tokią ryškę maikutę ir džinsai, paprasti skinny, aukštų liemenių su skylėm. Maikutė turi tokį galą ir man labai graži tas spalva maikutės ir visa kita, bet aš tiesiog nežinau, su kokiu liemenuku reiktų nešioti tokią maikutę. O čia ne ten, kur reikia prisikabinę. Va. Nežinau, su kokiu liemenuku reiktų nešioti tokią maikutę. Tipo be liemenuko, bet tada viskas šviestų, tai aš net nežinau. Gal šitą irgi Vintedą įdėsiu. Dar neapsisprendžiau iš tikro, bet šiaip labai spalva graži. Ir kelnės labai fainos. Jo. Bet aš visa... Matot, ant kiek prakaito? Aš visa suprakaitavusi, nes žiauriai karšta namuose, nežinau, kas čia dedasi. Ir tas rūbų matavimas ant tiek išprakaitavo mane, kad žiauru. Tuomet turim tokias šviesias timpinės kelnes ir tokią maikutę be šleikučių. Ir nežinau, man kartu čia visai gražiai atrodo. Šiek tiek kelnes, aišku, persimato. Tai nežinau, kaip čia bus, bet šiaip, nežinau, šiaip fainiai atrodo. Fainas maikutės galas. Ir toks vasariškas kombo gavosi, tai visai patinka. Gerai, toliau turiu tiesiog paprastą baltą maikutę, pagalvojau kažkur pravers gal ir tuomet tokie ilgesni šortai, tai šitie mane labai nudžiugina, nes pagalvojau, ant kiek patogus tokie laisvi. Nu čia beveik kaip bridžai, bet šortai. Tai pagalvojau, labai patogus toks dalykas po namus, vasarą žiauriai gerai susinešios, bet pakankamai normaliai atrodo, tai galima ir į miestą varyti su jais, tai jo, žiauriai geras dalykėlis. Ir toliau turime tokią maikutę su tokiais šonais, bet dabar, kai žiūriu, gal man šiek tiek jinai per trumpa, tai galimai irgi atsidurs Vintede. Ir tuomet turiu tokias kelnes, tokias kaip tamprės, bet kelnes, tiesiog paprastas juodas, tai susinešios turbūt, ir nes labai patogios, tai turbūt susinešios. Sorry, jeigu aš labai keistai kalbu, sakau, vis dar esu tokiam lengvam šokė. Gerai, ir vėl netitaikiau su dydžiu, kaip matote. Negaliu nieko daugiau užsidėti, bet esmė, kad žiauriai graži maikutė su tokiais baltinuko apačia. Tai šita tikrai atsidurs Vintede, tai kas norėsit nusipirksit, nes žiauriai graži medžiaga. Ir medžiaga graži, ir maikutė pati graži, bet esmė, kad man per čia, per siaura, tai XS-ui labiau tiktų. Nes tiesiog nėra rankom ir krūtiniai man vietos, tai jo. Bet pati maikutė tai žiauriai graži, gaila, kad netiko. Ok, pirmas rūbelis, kuris man džiaugsmo šiandien atnešė, nes tiesiog tobulai gražiai tinka ir spalva, ir kirpimas, ir visa kita, žodžiu, wow. Wow, koks grožis.
žiauriai fainiai. Šita suknelė nustebino, nes net nežinojau, ko tikėtis, bet tiesiog wow. 10 iš 10 šita suknelė. Žiauriai graži. Čia kaip nori pats susiriši, gali stipriau net susirišti, nu žodžiu. Žiauriai gražu. Labai patenkinta šituo pirkiniu esu. Na, šiandien man turbūt buvo suknelių diena, nes ir šita suknelė 10 iš 10, tokia laisvo kritimo, labai lengva, perfekt vasaros suknelė. Tai bent jau su suknelėm abejom pasisekė labai gerai. Oi, šiek tiek gal geresnis bus dabar apšvietimas į mane. O gal blogesnis, kaip tik, nežinau, pasakykit. Nebesigaudau. Aš visa sukaitusi nuo matavimosi rūbų, nes šiandien sakau labai dušna. Labai džiaugiuosi abejom suknelėm. Žiauriai gerai atitiko viskas. Viskas, kas netiko, arba šiaip, ką valantis spintą nuspręsiu jau parduoti, tai įdėsiu į Vintedą. Tai Vintedas, Gerdaris, ten nueikit, apsilankykit, gal rasite kažką savo. Taip pat pasiekite mane Instagrame gerda.ris bei TikTok'e Gerdaris, jeigu dar nesekat. Bet to, jeigu jums patiko šitas video, būtinai palaikinkit, pasubscribinkit ir paspauskit tą varpelį, kad visat pamatytumėt mano video. Dar kartą paskatinsiu tapti kanalo nariais, nes man labai padėtumėt. Ir tikiuosi jums patiko šitas mano Humano haul. Nors ir pats nuvykimas iki Humano buvo šiek tiek keistas su tuo avarija beveik, net nežinau kaip pavadinti, tokia lyg ir avarija, lyg ir tiesiog kažkoks nutikimas keistas, bet esmė, kad man tiesiog nuliūdino gal kas aplink. Ir aplink žmonės, kad visiškai nesureagavo, niekas nepaklausė kaip aš, nes aš aiškiai užkliuvau labai stipriai ir visa kita. Ir kad tas žmogus iškart nuvažiavo, net nesustojo, nepaklausė, ar viskas gerai, nes jis sukėlė tą situaciją, tai žodžiu. Jeigu žiūrit tą video ir esate tas žmogus, tai pykstu. Bet jo, tiesiog būkite kas per žodis man galvoj dabar yra? Atidesni? Yra toks žodis atidesni? Būkite atidesni. Jo, būkite atidesni vienas kitam ir jeigu vairuojate ir jeigu einate, nes sakau, jeigu aš būčiau ėjusi ir į kažką užsisvajojusi, tai mane būtų pertrenkę, bet aišku, čia ne mano kaltė būtų buvus, nes ten žmonės vaikšto, ten yra šaligatvis, ten mašinas negalėjo taip važiuoti, bet esmė, kad vis tiek. Labai gaila, kad taip nutiko, labai man gaila timpų savo, kurias užsakiau išeina, nes man jos labai tinka ir suplyšo, tai jo. Ot keista diena. Taip šiandien laukiau tą Humano, o gavosi taip. Nu, bet nieko. Ačiū Jums, kad žiūrėjote šitą video, ačiū, kad mane palaikote ir iki geros Jums dienos.